Sveiki atvykę į mano kanalą Spalvų mokykla. Mano vardas Lilija ir aš, kaip jau aišku iš pavadinimo, kalbu apie spalvas, apie fraktalinį piešimą. Tai šiandien kviečiu nusipiešti savo čakrų žemėlapį. Kodėl būtent čakros? Čakros iš vis labai yra nuostabus simbolis, kaip žmogaus energijos stuburas. Ir jį yra nuostabu naudoti piešinyje. Taipogi aš sugalvojau algoritmą padaryti testą, kurį pas mus čakra yra labiau išsivyščiusi. Tai pabandysim tai atlikti. Ir noriu papasakoti, kaip maždaug vyks piešimas ir kaip turėtų atrodyti piešinys. Visų pirma, noriu pasigirti, kad esu dėkinga viena iš savo Facebook draugių, kuri yra rūbų modeliuotoja, yra baigus ir jos buvo diplominis kursinis darbas čakrų simbolių tema. Taigi, laisvindama spintą, jinai pardavė tą savo darbą ir aš visus rūbus nusipirkau. Tai dabar Muladhara berods pas mane čakra, ne, raudona. Tai pasitikslinsiu. Jo, Muladhara raudona čakra pas mane čia šitas simbolis ir labai džiaugiuosi, kad turiu teminius rūbus savo piešimui. Kaip atrodys pats piešinys, galiu šiek tiek parodyti. Aš jau esu jį piešus uždaruose, gyvai. Aš jau esu jį piešus gyvai uždaruose užsiėmimuose. Ir noriu aš jums jį parodyti, kaip jis atrodo piešiant sąmoningai. Piešiant sąmoningai jis atrodo taip. Čia mes netgi su liniuotėmis iš tikrųjų dėliojam tas čakras, kad būtų tam tikri atstumai, kad tilptų visos 7 čakros. Šiandien mes piešim piešinį užmerktomis akimis. Piešimas pats užmerktomis akimis, jis suteikia tokį netikėtumo faktorių ir neaišku, kur gali privesti. Ta prasme, užmerktomis akimis piešinys, mes nusipiešėm kaip ir savo vidinį chaosą. Ir paskui jau atmerktomis akimis, kai mes gražinam šitą piešinį, vienas dalykas, čia yra kaip gyvenimas, ne? Mes negalim jį grįžti ir pakeisti. Tai kas gavosi iš piešinio, mes darysim tvarkingą gražų piešinį, taisysim tas kreivas klaidas, kurios susidaro mūsų gyvenime. Čia toks savotiška simbolika, ne? O kitas dalykas, piešimas užmerktomis akimis suteikia netikėtumo faktorių ir gali parodyti mūsų kažkokius vidinius problemas, įsitikinimus ir nusistatymus. Tai todėl mes, čia panaudotos 3 metodikos. Šiuo atveju yra fraktalinis piešimas, buvo užmerktomis akimis pieštos būtent šitos kaip žmogaus auros schemos, pagražinau su neurografika. Šiandien neurografiką mes nenaudosim, tiesiog mes naudosim labiau Zentangle ir pačių čakrų simbolius ir fraktalinį piešimą. Tiesiog norisi išgryninti metodiką, kad nemaišyti visko į vieną. Toliau mes padarom, aš perjungiu kamerą į patį piešimą ir padarysim nedidelę schemą. Ne? Dabar mes nusipiešim čakras, tos užmerktom akimis. 7 čakras užsimerkiam ir maždaug įsivertinam, koks yra pas mus lapų dydis ir piešiam 7 čakras. Palaukit, aš bandysiu dabar. Užsimerkiau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bijau jau išslysti iš lapo, 7. Pasižiūrim, ar teisingai norėčiau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Visi toks. Aš jau paišau iš tikrųjų 3 variantą čakrų, nes nusipišu ne visą laiką teisingai ir gaunasi, kad nuslydi. Ta prasme, pas mane visai eina į kairę visos tos čakros. Tai matyti mano kairę pusę, aš labiau galvoju apie ateitį, taip gali būti. Ta prasme, jeigu paskaitant fraktalinį piešinį, viršų yra apie padėtį lape. Viršų yra įkvėpimo zona, apačioje yra įsižeminimo zona, čia yra ateitis, čia yra praeitis. Tai žodžiu, aš labai stengiuosi eiti į priekį ir vis galvoju apie ateitį. Ta prasme, ir labai esu žemai, ne? Labiau, kaip sakant, linkusi
užsiimti buityje ir realistiškais darbais, negu pasvajoti. Nu, žodžiu, iš tikrųjų, tai parodysiu, kaip pas mane gavosi kitos dvi. Va, čia pirmą variantą aš bandžiau, vėlgi, nuslinkus kažkur į šoną, į kairę, visai į ateitį. Vėl čia tarp 6 nusipiešiau, kiek čia pas mane tos čakros nepakankamai. Vėlgi, aš einu į šoną. Nu, pasižiūrėkit, kaip jums sekasi, ar jūs einate į šoną, ar jūs einate, ar jums gaunasi tiesiai nusipiešti. Tai čia yra maždaug rezultatas to, kaip jūs jaučiatės stabiliai, sakykim taip, ar sugebat pasvajoti, ar labiau daryti darbus, ar labiau linkę prisiminti praeitį, kokia jinai gera buvo, tai va, ar labiau linkę pasvajoti čia, žodžiu, tai va, o čia labiau linkę atlikti tos, kaip sakant, darbus. Tai gerai, tai pabandau nupiešti tą aurą vadinamą žmogaus, ne, kuri yra aplink žmogų, aura, nes manoma, kad žmogaus aura tai čia kaip magnetinis laukas yra aplink jo kūną. Išsuktas, ne, sukasi taip. Tai va, tai pabandom mes tą magnetinį lauką ir nusipiešti. Vėlgi užmerktomis akimis. Aš užsimerkiau ir dabar paišau. Padarom po 2 ratus. 1, 2, 3, vėl 1 ir vėl 2. Jeigu išlipot už lapo krašto, nieko baisaus. Nu ir kas pas mane gavosi? Vėlgi tas pas mane. Ir čia žiūrėkit, vėl tas pats gaunasi. Vėl tas pats gaunasi, kad pas mane šita dalis eina į viršų vėlgi. Ta prasme, aš turiu optimistinę ateitį, nusiteikus optimistiškai dėl savo ateities. Tai vat ir auros tokios nuslinkusios į viršų ir į dešinį šoną sako apie optimizmą, o atvirkščiai nuslinkusios į apačią ir į kairį šoną apie pesimizmą. Ta prasme, kad praeitis buvo nekokia. Nu tai vat galbūt taip ir rodo. Tai va, toliau ką mes darom. Toliau aš jums jungiu ekraną. Kaip skaityti piešinį? Čia yra mano ankstesnis piešinys. Čia pažymėsiu. Čia yra mano ankstesnis piešinys, kurį aš dariau pernai, kur rutuliukus mes dėliojom pagal suliniuotę, matant, žiūrint į piešinį, kad daugmaž atitiktų dydį, kad tilptų viskas į lapą. Šį kartą mes kaip darom piešinį intuityviai, užmerktomis akimis. Tai aš jums parodysiu, kadangi rašinėjau šitą video per kelis kartus, aš jums parodysiu, kas pas mane gavosi. Va, visas toks šleivas nuvažiavęs, ta prasme, aš piešiau užmerktomis akimis 7 ratus, neatitraukus rankos nuo lapo ir kas pas mane gavosi. Nebuvo tas, paskui vėliau jūs pamatysit po šio video, kaip pas mane piešėsi tas piešinys, kaip iš chaoso mes darom kažkokią tai kompoziciją, kuri mums visai patinka. Ta prasme, piešinys paprastai, kai mes įdedam jį visokių detalių papildomą, ne, aš čia padėjau visos jau pagal čakrų ženklus, įkėliau kiek galėjau, lapus skaičiavau, va, ir gaunasi iš chaoso, gaunasi visai graži kompozicija, kuri man miela ir kuri man patinka. Kad piešinys turėtų svorio, aš paskui dadėjau daugiau čia fraktalinių linijų. Vėlgi užmerktomis akimis užsimerkiau ir dapiešiau. Dabar kaip skaityti šitą chaosą, tai kas gavosi? Nes iš tikrųjų tie rutuliai gavosi skirtingo dydžio. Tai aš įkelsiu dar vieną schemą. Va, dar viena schema. Šią sukūriau, tai dabar dar kartą paaiškinu, kas pas mane čia gavosi. Taigi aš turiu pieštuką. Žodžiu, kad išeina, kad raudona, ane, ir šalia jos eina, dominuoja raudona šitom. Oranžinė, šalia jos dominuoja oranžiniai spalvos. Geltona, šalia jos dominuoja geltonos spalvos. Žalia,
ane, tai auroje šalia jos dominuoja žalios spalvos. Mėlyna, dominuoja mėlynos, šviesia violetinė, tamsia violetinė ir čia taip pat dominuoja tos tik spalvos. Tai prasme gaunasi, kad nusipiešiau savo kaip ir energetinį paveikslą, ane, tokį savotišką, užmerktomis akimis, nusipiešiau savo energetinį paveikslą. Taip, dabar viską patraukiam. Kaip skaityti šitą energetinį paveikslą? Aš jums sukūriau dar vieną schemą. Žodžiu, kaip skaityti dabar čakras, kuriuos mes nusipiešim savo. Čia yra sielos tobulėjimo schema, ant kiek mes esam pažengę savo saviugdoje, ane, apskritai gal ne saviugdoje, šiaip gyvenime, o čia yra idėjos įgyvendinimo schema. Čia įgyvendinimo schema, o čia sielos tobulėjimo schema. Žodžiu, čakros turi kaip judėjimą į viršų, taip ir į apačią. Tai žodžiu, dabar taip, tai raudona čakra, jeigu jos trūksta, tai bazinis instinktas, saugumas, geismas, troškimas. Ne? Ant kiek mes turim saugumo savo gyvenime, ant kiek mes turim tos bazinės gyvybinės energijos, ant kiek mes jaučiamės energingi. Tai pas mane, pavyzdžiui, mano piešinį trūksta biškelį, man asmeniškai, per žemas mano yra kraujo spaudimas, ne? Tai mano tas raudona čakra gavosi per maža. Tai va, toliau oranžinė čakra. Oranžinė čakra. Tai yra komunikacija, draugystė, santykiai su artimais žmonėmis, su sutuoktiniu, su vaikais, su tėvais. Ta prasme, čia yra būtent apie artimus santykius, apie kūno malonumus, ant kiek mes leidžiam savo džiaugtis gyvenimu, ane, ant kiek mes priimam savo gyvenimą ir laimingi juo esam, ant kiek mes esam patenkinti savo gyvenimu. Tai čia rodo šitą oranžinį čakrą. Tai pas mane yra pakankamai didelė. Komunikacija viena iš mano stipriųjų pusių ir, jinai čia tikrai jos didinti papildomai nereikėjo. Geltona čakra. Čia jau yra, tuoj paimsiu kitą spalvą. Verslas, veiksmas, žinios, išsilavinimas. Ant kiek mes esame išsilavinę, ar užtenka mūsų žinių dabartiniam gyvenimo etape, ne? Ar ne per mažai, o galbūt mes nepakankamai jos naudojam, galbūt turim pakankamai, bet nepakankamai naudojam. Tai vat kokia gavosi pas jūs čakra. Man jos didinti, dabar žiūriu, nereikėjo. Ne, reikėjo gal visgi. Reikėtų įrašą pasižiūrėti, aš jau neatsimenu. Paskui pasižiūrėsit, kai po šio video aš būsiu pradėjus piešinį šitą nuo pradžių. Tai va, tai žodžiu, man šitą čakrą galbūt aš savo žinias dar nepakankamai naudoju, arba man jos trūksta. Iš tikrųjų, man trūkti gali, nes architektūrai, jeigu imti šitą mano pagrindinį profesiją, baisiai daug keičiasi įstatymų ir kiekvieną kartą vis kažkas naujo atsiranda ir jeigu ne viską susižiūri, užtrunka derinimas. Piešime lygiai taip pat, ta prasme, kaip paleisti kursą, kaip pritraukti žmonių, kaip prašyti, kad jiems būtų įdomu. Tai žodžiu, irgi labai labai daug žinių man čia dar reikia papildyti. Ir man atrodo, šitą čakrą padidinau. Toliau žalia čakra. Žalia čakra čia yra prigimtinės sveikatos spalva, gausos spalva, emocijos mūsų, gyvybės variklis. Ta prasme, kiek mes harmoningai šiame srityje esam, ar sugebam valdyti savo agresiją, pavyzdžiui, arba ar nesam mes aukos pozicijų ir puolam visiems padėti, ar nesam gelbėtojai kažkokie visų aplinkui, ar mokam, žodžiu, ta prasme, kaip mes jaučiamės iš tikrųjų, mūsų emocinė būsena. Tai va, pas mane buvo, dabar galvoju, pakankamų dydžio, aš jos nedidinau. Padidinau biškelį. Biškelį padidinau, nes man norėjusi tik jo padidinti, nes sveikatos niekada nebūna per mažai. Toliau mėlyna spalva. Paimsiu kitą spalvą. Mėlyna spalva, saviraiškiškumas, nepriklausomybė. Ant kiek mes gebam priimti sprendimus, neatsižvelgiant į kitų nuomonę? Ar mes turim apklausti visus savo namiškius, mamą, tėtį ir dar vyrą ir dar kažką? Ar mes galim priimti sprendimus patys savarankiškai ir paskui visus informuoti, kad taip darysim? Tai va, irgi čia rodo šitą dalyką. Ant kiek mes esam savystoje, kiek mes uždirbam, tarkim, galim uždirbti patys, ant kiek mes bendraujam su kitais žmonėmis ir galim pranešti jiems savo mintis ir tiesiogiai, be manipulacijų, kaip sakant, ant kiek mums išeina būti jau direktoriais, sakykime taip. Šičia kartais vadinasi ir boso čakra šitą mėlyną, nes jinai yra gerkliai,
ir ant kiek mes sugebam šnekėti kitiems ir komunikuoti realiai. Tai va, tai mėlyna čakra yra apie tai. Ir aš dabar ją tiesiog gražinau, jinai turbūt pasnegavosi biškai gal ir mažoka, tai aš čia tiesiog formą pagražinau savo. Toliau, emocinis intelektas, dvasingumas, dalinimasis su kitais, pagalba kitiems. Paimsiu kitą spalvą. Va. Ne? Ant kiek mes sugebam jaustis gerai, ant kiek mes sugebam valdyti savo emocijas, ar mes neperinam staigiai į pyktį, ar mes neįsižeidžiam dėl smulkmenų, ar apskritai mes manom, kad visi mums skolingi, ta prasme kažkaip turi žmonės su mumis elgtis ir labai jautriai reaguojam, jeigu elgiasi ne kitaip, tai yra emocinis intelektas, ant kiek mes esam išvystyti emociškai ir vat šitą čakrą jinai apie tai. Aš skaitau, kad aš esu emociškai pakankamai nepriklausoma, čia yra mano nuomonė, ir mano čakras gavosi tos dvi paskutinės tikrai nemenkos. Ta prasme, aš jas tiesiog pagražinau, aš jų nedidinau. Šitą aš tikrai atsimenu. Tai va, pas mane gavosi per maža šita čakra, geltona per maža ir raudona per maža. Žalia, turbūt vidutinio dydžio, bet aš ją vis tiek padidinau, nes man buvo taip gražiau. Tai va, tai sprendžiant iš manęs, tai aš jau dalinuosi su jumis informaciją, einu jau į viešumą, tai ta prasme tas dalinimasis, kaip ir prasidėjo va šitas va, tas emocinis, tas intelektas, aš gebu jau atskirti žmonės, kurie, sakykim taip, brandus arba nebrandus, iš jų komunikacijos lygio, su kuriais man norisi palaikyti ryšius, su kuriais nesinori. Tai va, tai jau galiu atskirti šitą ir galiu pasakyti ne, kai man, nesinori draugauti su jais. Tai va, intuicija, mintis, idėjos, ryšys su Dievu. Čia tokia aukštesnio lygio čakra. Aukščiausio lygio čakra. Ir, kaip aš jau minėjau, pas mane jinai pakankamai dydžio, ta prasme, mano intuicija, aš tikrai ties ją dirbu. Nemažai tikrai esu pasistumėjus su intuicija ir su dalinimuose su kitais žmonėmis, savo žiniomis. Jau dabar tai, kad jūs gaunat nemokamai šitą medžiagą, čia sakoma apie dalinimąsi su kitais. Tai va. Toliau atbulinė data, atbulinės ne data, o atbulinės veiksmas. Mums ateina mintis idėja. Jinai ateina kur? Kažkur, kur atsiunčia mums Dievas, ateina į galvą. Jo? Ir ateina mintis idėja norų gamykla. Sakykim taip. Ką mes sugalvojam ir ant kiek mes sugebam tai įgyvendinti. Tai va, ant kiek mes sugebam tai įgyvendinti, irgi rodo čakros. Žodžiu, ar kyla mums idėjos apskritai? Tai va, tai irgi čakros dydis gali jums pasakyti, ar kyla apskritai jums idėjos. Ta prasme, ar čia per maža, gal jums neužtenka drąsos kurti idėjų, jo? Gal jūs norėtumėt ją padidinti. Tarkim, jūs jau kaip piešit, spalvinsit šitą piešinį, jūs interpretuokit, ta prasme, tai, kas jums trūksta, jūs galit juos biškį ir paslinkt lig vidurio, iš tikrųjų, dar dadėti linijų, jeigu norit tokios labiau simetriškos kompozicijos. Jūs galit jas padidinti, tas čakras, jos gali lipti vieną ant kitos, kaip pas mane užlipa, ir kas, ta prasme, čia nuo to dar grožio daugiau, nes, čia detalių daugiau susidaro. Spalvos persipina, tai prasme, jos turi harmonizuotis tarpusavę. Tai vat nebijokit piešinį sulieti tarpusavę, sudėti tos visos formos ar kompozicijas, kad būtų gyvas tas piešinys, nes mūsų čakros jos irgi nevienodos dydžio, ta prasme, mes ne visur vienodai tolygiai jaučiamės, mūsų emocijos kažkur eina per kraštus, kažkur atvirkščiai apatija mus apima. Žodžiu, taip ir gaunasi užmerktom akimis tas piešinys chaosas, kurį mes bandom paskui gražiai sureguliuoti. Tai va, jūs nebijokit didinti piešinį, nebijokit mažinti, nebijokit stumdyti tas čakras, paskui dadėkit tas linijas ir užglaistykit, supagražinkit tai, kas yra. Galima dadėti daugiau fraktalinių linijų, gali jos užėti ant viršaus, jeigu labai norisi. Va čia, tarkim, jos užeina ant viršaus ir nieko baisaus. Ir čia jos užeina ant viršaus. Taip, toliau, sekantis. Idėjos, noro apmąstymas, svarstymas, naudos paieškos. Ta prasme, ar mums naudinga šitą idėją? Sugalvojam važiuoti kelionę, jo? Ir ar norim? Kelionė, kas yra vargas? Kelionė kaip pavyzdys. Ar mes norim naujų įspūdžių, ar mums labai nesinori pavargti?
priklausomai, kas yra mūsų prioritetai, ne? Nu tai va, sugalvojom kelionę, tarkim, ateina mintys idėjų noro gamykla ir idėjų noro apmąstymas, svarstymas, naudos paieškos. Ar mes norim pamatyti kažkokią tai ypatingą bažnyčią arba parką kažkur Europoje, arba atvirkščiai ten į kito pasaulio kraštą nuvažiuoti, užlipti į Kilimandžaro, ar dar ką nors, ta prasme, kokią naudą mes iš to gaunam ir mes pagalvojam. Toliau, jūs tą idėją pradedate dalinti su kitais. Ja, sakot savo vyrui, sakot savo partneriui, sakot savo vaikams, sakot savo tėvams, sakot savo draugiams, ar jos prisijungtų draugams, ar jie kompanijai, ar jie susijungtų, jie norėtų kartu, ar jūs gal viena važiuosit, ta prasme, tiesiog informuojat kitus, kad, noriu. Tai va, šita kelionė tai kaip pavyzdys. Toliau. Žalia spalva, entuziazmas, įkvėpimas, noras veikti. Tai čia yra, ar mes turim tam sveikatos, kita vertus, ne? Jeigu čia yra buvo sveikatos, emocijos, gyvybės variklis, tai va tas pats variklis čia yra entuziazmas, įkvėpimas, noras veikti. Mes norim šitos kelionės, kodėlgi mums nenuvažiavus, jo? Ir tada veiki, dirbi ir gyvendini. Kur? Geltona. Jo, čia jau informacijos paieškos, kiek kainuoja bilietai, kiek kainuoja viešbutis, kiek kainuoja viską, ta prasme susiplanuota kelionė nuo iki, kur miegosit, kur valgysit, ką žiūrėsit, ką matysit. Čia jau yra veikti, dirbti, įgyvendinti. Ne, ta prasme, kokį jūs gausit malonumą iš to. Gaunamų rezultatas, ką ten dar labiau veikti. Ta prasme, jūs jaučiat, kaip jau to važiuosit, pavaikščiosit po to senamiestį kažkokį tai, arba po to, kaip jūs žengsit tą bažnyčią. Jūs jau įsivaizduojat, kaip jums bus faina, kaip jūs pasieksit savo tikslą. Kaip bus smagu. Ja, čia vat, jau jaučiat malonumą jau iš to rezultato. Netgi jeigu paimti kaip pavyzdį ne kelionę, o kaip pavyzdį, tarkim, veiklą, ko jūs vykdot, jo, kaip jums bus smagu, kai gausite žmonių atgalinį ryšį, kaip jums bus smagu šitam darbe, kai jūs padarysite tą darbą ir kai jums, pagirs jūs galbūt, o galbūt būsit priimta į komandą ar dar kas nors. Ta prasme, kaip jūs būsit patenkinti atliktų darbų. Ir idėja važiuoja pati, jūs jau nusipirkot bilietus, nusipirkot kelionę, viską suorganizavot ir kas belieka? Belieka nuvažiuoti. Tai prasme, jau važiuoja pati, klientai randa patys, jeigu kai kalba eina apie veiklą, veiksmas automatizuoti, atidirbta schema. Ta prasme, jeigu kažkuris iš šitų veiksmų, realizuojant idėją pas jūs per mažą, tarkim, pas mane mėlyna per mažą nebuvo, tai čia kas yra? Idėja dalinti su kitais, kalbėti apie ją. Galimai aš per mažai apie ją pasakoju, per mažai dalinuosi apie savo tos fraktalinius piešimus. Tai irgi gali tai būti. Galbūt man dažniau reikėtų rašyti. Čia tikrai gali būti mano dabartinės situacijos analizė. Paskui geltonas žinių pas mane trūkumas. Taip, aš mokinuosi, aš einu kursus, marketingo kursus, visokius tam pardavimo kursus, visokius fraktalo pačio aš klausau šito, dar to metodą tobulinu save. Domiuosi šitą, kokią dar naudą žmonėms gali būti. Tai vat, žodžiu, gaunasi, kad aš per mažai šneku, dar per mažai žinių turiu. Ir, kas raudona yra? Idėja mano dar nevažiuoja pati. Klientai dar manęs neranda patys. Veiksmai dar neautomatizuoti. Ta prasme, kai jau važiuos, dar pas mane šitas dalykas yra per mažas. Dar schema neatidirbta. Tai va, žodžiu, čia iš tikrųjų rimtai gali būti geras savo dabartinės situacijos analizė. Todėl jums siūlau, kai piešit savo čakro analizę, užduokit savo užklausą, kurioje vietoje jūs norit. Ar savo veiklos įgyvendinime, kur jums neišeina, ar savo santykių kažkur įgyvendinime. Santykiai irgi susidaro iš tų pačių čakrų, iš tų pačių užduočių, iš tų pačių lygių. Iš tikrųjų viskas eina į tuos lygius, jo? Ir ar savo kažkur, ar darbe, kas pas jūs stringa, kodėl, ta prasme, kas ten gali būti negerai, kodėl ten blogai jaučiatės, galima paanalizuoti šitą dalyką. Vat būtent piešint čakras. Tai vat, nusipiešim užmerktom akim ir žiūrim, kurios čakros pas mus gavosi per mažos. Tai va tiek. Dabar pradedam piešti. Tai va, tai bandom dabar tą pirmą čakrą, kurią aš jums parodžiau, bandom dabar čia ją kaip nors per Zentangle ir įsivesti. Reikia pasimti plonesnį tušinuką ir bandom Zentangle. Bet čia ten turėtų būti kvadratas, bet mes gal padarysim štai taip. Taip.
Ir dabar galim iš to jau davesti Zentangle iki gražaus piešinio. Dadėti daugiau ornamentų. Dadėti. Aš dabar galvoju, kaip jums čia priartinti, kaip aš paišau. Va. Dadėti daugiau ornamentų ir kad būtų atpažįstamas šitas pas mus dalykas, galim pasiimti spalvotus gėlinius rašiklius. Tuoj aš juos ištrauksiu. Spalvotus gėlinius rašiklius ir bandyti patobulinti visą šitą dalyką, kad jis būtų panašus į tą mūsų čakrą, kad čakra spindėtų. Ja. Gal netgi galima jau ir spalvinti kažkiek, kad čakra spindėtų ir būtų panaši į tą vaizdą. Dabar mes galim tos lapiklius uždėti. Kodėlgi ne? Ta prasme, dabar iš to chaoso, kurį mes sukūrėm, mes bandom sukurti gražų piešinį. Jeigu neišeina tiesiai, lygiai, gražiai, esmė tame, kad tai nebaisu. Gyvenime irgi viskas neišeina lygiai, tiesiai ir gražiai, bet mes jį keičiam, mes jį tobulinam, priimam taip, kaip yra. Ir padarom tą grožį, kuris mums išeina iš pačio gyvenimo, iš to, kas suteikia mums gyvenimas. Tai va, tai to piešinio irgi esmė yra tokia, kad, čia jau atlikta kaip, ja, kad priimti tai, tos iššūkius, kuriuos mums suteikia gyvenimas, ne? Ir suteikiam, padarom tokį piešinį. Nu, žiūrėkit, jau kažkas gražėja ir atrodo biški kitaip. Mes tas čakras pagražinam. Čia jums iš tikrųjų jau yra suteikiama fantazija, kaip čia galim pagražinti viską. Kaip iš to chaoso užmerktomis akimis, kas gavosi padaryti kompoziciją. Arba gauti tokį piešinį kaip, nu, meditacinį. Kas šauna galva, taip ir piešti. Čia dabar aš kaip paišau, jums taip piešti nebūtina. Jūs jau galite toliau savaip kurti. Nu tai va, aš atsidariau tą Zentangle ir naudoju aš jį. Kad paimti daugiau idėjų iš to Zentangle, jūs galite atsidaryti interneto naršyklę ir jame paieškoti idėjų, ką galima naudoti. Tai va. Mane iškart apima toks ramybės jausmas. Niekur nebeskubu iškart. Labai geras dalykas. Tai va, o dabar dėl pačio testo. Kaip aš jau minėjau, galim pasižiūrėti, kuri čakra pas jūs gaunasi didesnė. Pas mane taip išeina, kad tos apatinės yra mažesnės, o didesnės pas mane išeina būtent ta tamsiai violetinė ir šviesiai violetinė. Tai čia yra intuicijos čakra. Ne, o čia yra tokių kaip ir įsitikinimų, tokių tikėjimo čakra, nesimato. Tai ta prasme pas mane didesnė yra ta violetinė čakra, jo, o čia kaip ir intuicijos tokia tikėjimo čakra. Tai va, tai pas mane jos kaip ir dabar gaunasi aukštesniam lygiai. Tai gali būti dėl to, kad aš šiandien su jumis dalinuosi savo informaciją, ne, ir todėl pas mane dabar aktyvuojasi šitą mano čakrą. Čia yra čakra mėlyna kalbėjimo. Jo, boso čakra taip vadinama. Tai jinai šiuo atveju pas mane yra mažesnė. Va, toliau eina žalia čakra. Čia galima spalvinsim žaliomis spalvom. Tai yra sveikatos ir širdies čakra. Jinai yra pakankamo dydžio, reiškia nesumažinta. Ne, šita yra geltona čakra. Tiesą pasakius, per 3 piešinius, kur aš čia pabandžiau, geltona čakra tai yra žinių ir informacijos. Tai jinai šiuo momentu pas mane yra turbūt sumažinta. Nu, nežinau, ar man informacijos trūksta, ar man informacijos per daug, kaip tik, nu, ta prasme, kažkas yra problema, žodžiu, su ta informacija, reikia ją labiau palavinti, dar kažko pasidomėti. Toliau eina oranžinė čakra, jo, tai čia yra džiaugsmo, malonumo, gyvenimo, santykių, žodžiu, čia tokia
irgi tokia, ta prasme, dabar šiuo momentu turbūt čia man nedominuojantis dalykas gyvenime, man dominuojantis yra būtent tas dalinimasis su kitais, va, ir bent jau šiuo momentu taip yra. Tai va, ir toliau mes taip ir spalvinam tas čakras, va, raudona jau kažkas gavosi, dabar galvoju, ką čia aš noriu dadėti joje, galbūt linijas dar dadėti. Kokias jūs jau dadėsit linijas, čia jau jūsų reikalas. Bet aš siūlau tiesiog kaip ir padaryti tokį čakrų testą. Ir dabaigti spalvinti, aišku, tam, kad tos čakros privesti iki tinkamo dydžio. Tai va, sekanti antra čakra yra oranžinė. Oranžinė čia pas mus tokia labai jau rėkianti. Galvoju, kurią man čia spalvą paimti. Išbandysim, kaip atrodo viena oranžinė. Labai nesimato. Kita oranžinė. Irgi labai nesimato. Oi, sulūžys jau tas galvutė. Dažnai naudoju savo spalvas. Dar viena oranžinė. Dar labiau nesimato. Pabandom geltoną, gal čia bus kaip oranžinė. Ne, geltona yra geltona, nieko nesimato. Gerai, pabandom flomasterius paimti. Ne, flomasterius ir dar vienus rašiklius, va. Čia jau turėtų būti gerai. O, šitą lyg kažkas matosi. Gerai, mes pabandom su šitą. Tai va. Oranžinės čakros pas mus piešinys yra. Dabar galvoju turbūt su tušinuku, aš noriu jį nusipiešti, kad būtų biškį toks dominuojantis piešinys. Kažkaip taip, ane? Kažkaip taip. Ir netgi labai gerai, kad čia taip išeina, tuo aš biškį perjungsiu ekraną. Čia netgi išeina, va matot, kad oranžinė va tokia, jinai turi savyje, tuoj parodysiu, tokį kaip, aš pati nematau. Tokį kaip ratą va šitą va dar neusueinantį. Ir čia kaip fraktaliniam piešime labai, sueina toks dalykas. Pas mane čia biški šonė jis nusipiešęs, bet, galima jį tokį daryti toliau. Vėl perjungiu ekranus. Tai čia pas mane yra tas ratas kaip ir vat vienas, kitas, ane, bet, ne visai pagal tą čakrą, bet mes galim jį dapildyti, mesgi galim ir didinti tą čakrą, jeigu mums trūksta, pavyzdžiui, mes norim, kad jinai būtų didesnė biškelį. Galim mes ir papildyti, kas mums uždraus. Galima kitą spalvą didėti. Galim didinti tas čakras, kurioms mums atrodo, kad biškai per mažai. Per mažai. Kiek čia jau lapų yra? 1, 2, 3. Jeigu šita turi 4 lapus, šita čakra turi jau 6 lapus. Tai darom 6-lapį žiedą. 1. Nieko tokio, jeigu užlipam ant kitos čakros. Gyvenimas, jis yra toksai, kad Zentangle visų pirma tai leidžia užlipti vieni ant kitų, o gyvenimas jis toks ir yra, kad negali pataisyti. Jau eina ir eina taip, kaip yra, taip, kaip duotas su tuo energijos lygiu ir su tais, kaip čia pasakyti, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jau pasiskaičiavau, ne taip, ne 1, 2, 3, 4, 5. Čia gaunasi didelis man. Iškai nepataikiau.
Padidinam šitą dar. Šeštą lapuką dedam. Biškį pagražinam. Toliau mes darom pagal Zentangle. Išpiešiam. Žodžiu, mes iš vidinio chaoso darom tvarką. Mums yra duota kažkas gyvenime, kiek mes turim energijos lygį, kokios mes traumas gavom vaikystėje, kiek mes ryžto turim. Visa tai yra kaip ir duota mūsų gyvenime ir mes su tuo savo gyvenimą, kaip sakant, su tuo mes ir gyvenam. Tai iš to chaoso, kurį gaunam, iš tų savo išteklių, kurios turim, mes tvarkom savo gyvenimą, kad būtų gražu. Jo? Aš gal netgi noriu paryškinti tuos visus simbolius flomasteriais. Pas mane krūvo flomasterių, tikiuosi man dar ne oranžinė, kuri čia labiau žalia tinka. Šita mėlyna, violetinės kelių spalvų. Kur čia tamsi gaunasi? Šita turbūt. Kiek čia jau 6 pas mane, ko trūksta geltonos. Deep yellow pasiimam. Tai ir dabar mes tą oranžinį mūsų paryškinsim. Čia planesnis va. Jaučiu tokį pakilimą piešint čakras, man patinka, man smagu. Čia kažką spalvinsiu dar. Kodėlgi ne? Dabar raudoną paryškinsiu. Kur čia planesnė. Taip, o ta čakra irgi turi čia kažką tai. Op. Tokio. Raudoną padariau. Oranžinį reikėjo. Ryškiau padaryti. Tarkim, čia liniją jau spalvinti noriu. Žodžiu, ir užsiimam improvizaciją. Kaip mes galim pagražinti visą šitą piešinį. Kas iš jo gaunasi. Iš chaoso padarom tvarką ir grožį. Nes toks yra mūsų gyvenimas. Jau kažkaip, žiūrėkit, jau ir gražiai piešinys, ne? Gaunasi kažkas tokio. Noriu dar antrą liniją čia uždėti. Kažkas gaunasi jau įdomesnio, gyvybiškesnio iš tos kalekos, iš to chaoso, kur nusipiešim. Jau atsiranda gyvybinė energija. Žiūrėkit, jau kažkas tokio. Sekanti bus čakra, palaukit, šitą noriu dar pagražinti. Oranžinė mūsų čakra. Visokiais ornamentais. Ir aš jaučiu, kaip man pačiai ateina įkvėpimas ir energija kažką daryti.
Ir man faina. Va. Ir jūs kviečiu nusipiešti savo čakras ir iš chaoso padaryti grožį. Nes paskui tas piešinys visai mielai atrodys. Su tom zentangal ornamentais, kurie šauna į galvą, taip ir daryti. Kad čia mes dar galim dapiešti. Paryškinti reikia. Nu va. Jau pažiūrėkit, jau gaunasi visai gyvybingumas atsiranda šitą rezgalinį, kurią nusipiešėme, ne? Ne visos linijos čia eina gražiai ir tvarkingai. Bet pas mus ir gyvenime ne viskas eina gražiai ir tvarkingai. Bet visumoje jos atrodo gražiai. Va. Dabar galvoju, ką aš noriu padaryti su lapukais. Gal aš noriu juos pataškuoti. Paskui jau galima su pieštukais šitos piešinius visus suteikti jiems tūrį, šešėlį. Žodžiu, galima gražinti tą piešinį iki begalybės. Tai va, aš kol kas gal toliau žalią bandom tada. Žalią, aš paimsiu vėl iš to. Man čia visai gražios spalvos. Pabandom. Kaip čia jinai matosi. Galbiški. Ne taip matosi, kaip norėtųsi. O šita lyg ryškesnė. Nu tai va, pasiimam ryškesnė spalva. Ir dabar mums yra... Ne žalia trečia, atsiprašau, geltona. Geltona, jo. Vos nesupainiau. Taip, jau persijungiam ekraną. Aš labai atsiprašau, pas mane čia matosi tas videokamera. Tai žodžiu, ką mes matom trečias, ane? Pas mus matosi toks visas jo ženklas. Jo. Trikampis matosi. Atsiprašau, kreivai atrodo. Tada mes jį nusipiešim. Trikampis pagrindinė kompozicija. Jo, ir vėl čia šitas yra kažkoks bendras. Ir dabar lapelio skaičius 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ir toliau tai lapeliai skaičiai. Vėl čia keičiasi, pasižiūrim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O čia jau dar daugiau. O čia tik 2 lieka, o kaip įdomiai. Nu tai va, tai mes dabar prie tos geltonos čakros. Pabandom padirbėti. Taip, mes pamatėm, kad ten yra simbolis. Visgi aš jį nupiešiu juodai. Juodai, ane? Simbolis. Toliau eina trikampis. Per visą čakrą. Nes man norisi, kad jis matytųsi. Ir tą čakrą aš norėsiu padidinti. Va. Aš
noriu ją padidinti, o kodėlgi ne? Ašgi noriu harmonijos. Tai va, tai dabar mes geltoną spalvą pasiimam, aišku, čia nelabai kas matysis turbūt ekrane, bet mes pabandom. Taip, su flomasteriu apvedžiojam simbolį. Simbolis su flomasteriu matosi turbūt. Dabar mes su tušinuku dedam, kiek ten sakė lapelių? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gal čia vertėtų padalinti? Čia dabar užlips žalia ir geltona viens ant kito, susipains. Kaip čia dabar galvoju tos lapelius padaryti? 1. Jie, man atrodo, simetriški. 2. Aha, čia tai per pusę tada. 3. 4. Kiek čia telpa? Čia vienas turi po 3 telpa, jo? Što? Iški didesnis reikalingas ir čia užeinantis. Čia šono man čia lapelį gaunasi gan sunkiai. Taip ir čia panašiai po 2 telpa iki šito. Žodžiu, nesvarbu, kad neišeina visiškai to lygiai. Esmė yra piešinio gyvumas, ta prasme, kad jis būtų tas, toks, kaip mes gyvenime, ką darom, kai aš jau pasikartosiu jau n-tai kartą, kad būtų gyvas, kaip sakant. Dabar tos lapukus aš noriu apvedžioti flomasteriu. Ir kad labiau jums matytųsi. Ir kad ryškesni būtų. Šiaip nebūtinai jūs galite naudoti šitos simbolius, bet smagiau, man atrodo. Va. Užsidaryk. Dar mes juos padidinsim. Tokį kaip švitėjimą suteiksim. Na, ir mūsų gyvenimas jau, kaip sakant, atsiranda spalvos jau jos, atsiranda prasmė, ne, iš to chaoso gimsta kažkoks meno kūrinys. Ir tai yra labai smagu. Mes tuo pačiu ir, kaip sakant, harmonizuojam savo čakras, suteikia jiems, piešiniu suteikiam joms kažkokią tai energijos, ne, nes aš jaučiu iš tikrųjų, kaip čia faina jos piešti, kaip smagu. Atsiprašau. Čia nelabai kas matosi su ta geltona spalva, bet jinai jaučiasi. Dar paspalvinsim kai kurios etapus tiesiog geltonai. Na va, kažkas čia jau atsiranda gyvo mūsų piešime.
tos smulkios detalės, jos labai pagyvina piešinį Zentangle. Galima dar čia gal kitokią spalvą geltoną įvesti, pavyzdžiui, aš noriu biškį rudumą tokį, čia turbūt irgi nepamaišys. Ir labiau maitysis. Jo, tokia ochrinė geltona gavosi. Puošiam visokiais ornamentais. Gali būti, pavyzdžiui, pas mus čia ir paukščiai skraidyti, kodėlgi ne. Padarom paukščių paterną, taip vadinamą. Ornamentą, paukščius darau. Galima užkoduoti savo kažką tai tokio šituose piešiniuose. Mes dabar šiaip ar kitaip kodus spalvinam savo čakras, ne? Bet mes galime dar ką nors į juos įnešti, pavyzdžiui. Jeigu kažkas yra muzikas, ne, mes galim čia įnešti tą muzikos raktą, jo, natas kokias nors. Jeigu kažkas yra, nes tai yra žinių, žinojimo, informacijos, čia yra čakra. Galbūt kažkas daugiau iš jūsų žino apie čakras negu aš. Aš čia labiau sprendžiu pagal fraktalinių piešinių spalvą, reikšmę. Čia lapukus kokius reikia nupiešti. Ornamentiką. Čia dar paukščiukai gali pas mus skristi. Čia. Nu, jūs pažiūrėkit, kaip čia gaunasi jau. Ta prasme, jau gaunasi jau. O čia mes trikampiais viską įvesim. Trikampiai yra čia. Simbolis šitos čakros. Mes juos galim čia ir nusipiešti. Nu va. Ne viskas nuspalvinti, bet aš gal paskui užbaigsiu, kad jums neužtempti labai tą piešimą. Toliau pas mus yra žalia čakra. Žalia, tai čia yra sveikatos spalva. Perjungsiu tą video. Sveikatos spalva. Va, tuo mes paimsim. Ką mes čia turim? O, palaukit, šitą reikia ištrinti. Ištrinti. Tai ką mes čia pas mus pagrindinis koks yra, tada mes imam tada savo. Ta. Žodžiu, pas mus koks yra simbolis pagrindinis šitas, jo, kaip U raidė kažkokia tai. Ir plus 2 trikampiai. Vienas trikampis. Antras trikampis. Iš tikrųjų, šitie visi dalykai labai idealiai tinka Zentangle. Mes galim jį ir padidinti savo tą čakrą. Kodėl čia pas mane tokia maža gavosi? Sveikatos aš noriu daugiau. Tai va, perjungiu vėl video. Žiūrėkit. Aš noriu ją pasididinti, nes pas mane gavosi kažkokia tai maža. Aš noriu ją padidinti ir jinai pas mane užlips turbūt ant geltonos čakros, bet čia niekur baisaus. Kiek čia tų lapukų gaunasi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 lapukų, ne? Gerai, piešiam tos 12 lapukų. Kas nori, to galima ir nepiešti. Užlipa pas mus ant tos geltonos čakros, bet kodėlgi ne? 12. Aha, čia irgi yra. Nežinau, tinkamas dydis. Ir čia yra. Kiek tarpė turi grįžti? 2. Biškį per mažus padariau. Bet niekas mums netrukdo didinti. Mums niekas netrukdo didinti. Piešinys gali būti piešiamas ant viršaus kaip tapyba. Tapyba labai gerai yra su tais dažais aliejiniais. Kažkas nepatinka, uždėdė ant viršaus ir vėl paišai 1, 2, 3, 4. Čia dabar gaunasi
Taip ir galima su tom čakrom, su zintangal vėl paišai ant viršaus ir taisai piešinį. Išeina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ir dar 2. Nu va. Dabar mes turim simbolį. Kaip aš jau minėjau, rodžiau jį. Tokia kaip U raidė. U raidė ir 2 trikampiai. Trikampius mes jau piešim su šituo. Nors galim dar su... Ne, man nesinori jau kitos spalvos imti. Trikampius mes jau piešim su šituo ant viršaus. Visiškai nebijom dėti ant viršaus, jeigu sueina. Ir taip. Paryškinam simbolį su žalia spalva. Jis pas mane varva. Paimsiu kitą. Kokia čia kita spalva gali būti? Pabandom šitą. Čia per tamsi. Visgi šita žalia yra teisinga spalva. Tos čakros. Nu bandom, gerai, tegul jinai čia varva. Reikia po apačią dar padėti, kad man kitą lapą nesugadintų, jau gadina. Jau gadina. Bėgantis flamasteris. Ką mes dar čia galim su juo padaryti? O! Užlašinau. Ir sugadinau piešinį. Bet tai yra zintangal. Mes vis tiek bandysim jį ištaisyti. Jėzu, sugadinau piešinį. Taip. Šitą žalį man jau nebelabai patinka. Aš noriu tamsesnės. O tamsesnės aš turiu. Nelabai turiu turbūt. Gal ir. Piešiam ant viršaus. Čia man praėjo kiaurai. Jo. Nu, mums reikia uždėti dabar svorį, tiesiog žalią su kita spalva. Oi, pabandom, mes visgi tą flamasterį visgi išgelbėdė pabiškį. Pasminėtas. Nu, čia jis jau išlašina ir dabar normaliai piešia. Ne, ir vėl. O, kodėl jis šitaip? Todėl, kad čia greitai paišau, o kai lėtai, tada varva. O jeigu iš kitos pusės? Bandom iš kitos pusės. Pabandysim svorį padaryti jam per spalvą. Nu, kažkas čia gaunasi. Tad pildysim, kaip čia elgtis šituose, papildysim mes piešinį. Tegul jie pas mus susipina geltoną su žalia, nes čakros, jų yra daugiau iš tikrųjų organizmų, yra ne vien tik tais, va čia galim užspalvinti, ne vien tik tais tos 7, sako, dar rankų, kojų čakros yra, alkūnių,
su lenkimo linijų visokių pas mus čia pilna, tų čakrų apie 10 gal yra, kiti sako apie 12. Tai žodžiu, tų čakrų yra labai labai daug. Nu, žalę aš biškį sugadinau spalvą, išliedama, bet gal nieko tokio. Tuo mes bandysim kaip nors sugalvoti ištaisyti šitą dalyką. Nes gyvenimas yra toks, kad kažkur tai tau ir išsilieja tie tos spalvos ne vietoj. Šitam trikampė. Kitą spalvą gal žalę uždėsim arba juodą. Ir dar mes žalę pabandysim tos trikampius paryškinti. Žiūrėk, biškį pasikeitė. Nu, aš kol kas dabaigsiu tas čakrų spalvinimą vėliau ir jums parodysiu jau savo grupiai, kaip atrodo užbaigtas piešinys. Dieve, sugadinau suknelę su ta spalva. Tai žodžiu, kaip atrodo užbaigtas piešinys. Galvoju, gal šiam kartui užteks. Kaip spalvinti dabar šituos fraktalinius auras. Man norisi dadėti čia dar linijų, nes man jų biškį atrodo per mažai. Aš užsimerkiu akis ir dadėsiu jų dar. Dabar galvoju, kaip čia man dadėti, kad būtų organiškai pakankamai. Užsimerkiu ir dar aš noriu jų dadėti. Taip, ane. Ir dar noriu dadėti, dar užsimerkiu, iš kitos pusės dadedu. Aš noriu, kad pas mane atsirastų daugiau laukelių. Va. Dabaigiu linijas, kur nepabaigtos. Ir dabar šitose vietose aš noriu spalvinti jau su pieštukais. Šiuose vietose aš jau noriu spalvinti su pieštukais. Noriu spalvinti fraktalinėje metodikoje, bet šitų 3-7 spalvų spalvomis čakrų, ane? Čia, ta prasme, čakras čia turėtų būti kaip kompozicijos akcentas ir jos yra pas mus prikrautos, ane, visokių šitų ir zentangal, ir lapelių, ir savo simbolių. O čia yra aura. Aura yra atspindys. Jeigu prisiminti, kaip aš piešiau savo tą pirmą piešinį, nu, tas auras galima, kuris čia pas mane yra, nėra. Įdėsiu tai. Auras galima suteikti kaip ir švitėjimą, aš vat kaip buvau padarius, va, matot. Ne, palaukit, neperjungiau vaizdą. Va, tai būtų galima kaip ir švitėjimą, aš čia jau dariau, jau žinodama, nu, norėjusi man juos padaryti, kaip kad juos spindėtų atseit.
Tai va, tai ir aš čia taip ir dariau, kad nebūtų tas piešinys toks tuščias. Tai jums irgi paliekama fantazija, ta prasme, kaip jūs norėtumėt pastiprinti savo auros energiją, kaip jinai galėtų atrodyti. Tai vat. Aš savo piešinį, galbūt piešimą jom šio karto baigiu. Savo piešinį aš vėliau įkelsiu į savo grupę. Grupės, pakvietimas jungtis prie grupės yra apačioje. Ir taip patgi pridedu pakvietimą jungtis prie 21 fraktalinių piešinių piešimo. Apie jį papasakosiu to atskirai. Tai va, taipogi kviečiu jūs jungtis prie savo 21 fraktalinių piešinių piešimo. Ten nėra kaip čia pasakyti, laiko, deadline, per kiek jūs turit nusipiešti. Šiaip rekomenduoju tenkti ne ilgiau negu 9 savaitės, nes tada per tą laiką būna didžiausias poveikis piešinių. Palaukit, pamažinsiu dar šviesą. Didžiausias piešinių poveikis, nes piešinys kaip fraktalinis, mes matot, kad mes piešiam chaosą ir įvedant naujus elementus ir simbolius mes verčiam piešinį į gražų tvarkingą kažkokią tai struktūrą. Ten veikia ne taip, kaip aš čia nusipiešiau. Va, sugadinau suknelę. Ten veikia ne taip, kaip aš čia nusipiešiau. Mes nenaudojam ten zentangal elementų, galbūt naudojam, bet atskiruose piešiniuose. Va, bet pats piešinys kaip toks fraktalinis, jis padeda keisti mąstymą. Visų pirma, keisti mąstymą, praplečia apkiratį. Tai, ką jūs anksčiau galvojot, kad taip neįmanoma, jums pradeda ateiti kitos mintis, kitos idėjos, kaip spręsti savo problemą. Jeigu esat kažkur užstrigę, užsiciklinę ant kažko, niekaip nematot problemų sprendimo savo tam tikrom situacijoms, tai labai kviečiu ateiti ir išpiešti, nes būtent tas 21 fraktalinis piešinys ciklas, jis suteikia naujo įkvėpimo, naujų idėjų, nes mes formuojam naujus ryšius savo smegenyse, įvedant naujus elementus. Tai va, tai labai kviečiu jame sudalyvauti. Nuoroda prisijungimui bus irgi po šio video. Tai va, o kaip pas jūs gaunasi piešiniai, kas gavosi iš tos čakro piešimo, kviečiu jungtis į grupę ir ten pasidalinti tuo, nes, įdomu, ar atitiko toks nedidelis testas, kuri čakra yra labiausiai pas jūs išvystyta jūsų esamos gyvenimo. Tai va. Jūsų esamos, ar atitiko tas testas, kokios čakros pas jūs išsipiešė, didesnės, ar jos yra iš tikrųjų atitinkančios jūsų dabartinės gyvenimo situacijos. Tai va. O kas yra, kaip aš jau sakau, pasitikrinti dar papildomai galima nuorodai, kurie buvo suteikus. Nu ir pažiūrėkite, ar atitinka. Tai tiek šiam kartui, iki sekančio piešimo ir susipiešim. Nusipieš savo gyvenimą, ne?